Antradienį 2026 m. kovo 24 d. vyras atsakingas už Hormūzo sąsiaurio blokavimą X platformoje paskelbė grasinimą. Alireza Tanksidis, kontradmirolas iš Irano revoliucinės gvardijos. Tas pats, kuris buvo pareiškęs, kad persekiotų Jungtines valstijas iki pat Meksikos įlankos. Jis parašė, kad bet kuris laivas norintis praplaukti sąsiauriu turi visiškai derinti veiksmus su Irano jūrų valdžia. Po 48 valandos Izraelis paskelbė, kad jis neutralizuotas, tačiau įvykiai per tas valandas ir ankstesnės savaitės lieka įdomus. Tai gerokai daugiau nei viena operacija. Pastaraisiais mėnesiais Iranas sukūrė tai, ką daugelis analitikų vadino tvirtove. Bunkeriai pakrančių kalnuose, raketų paleidimo įrenginiai slėpiami tuneliuose, šimtai ginkluotų katerių ir arsenalas, galintis dengti kiekvieną strategiškiausio sąsiaurio metrą. Laivų eismas sumažėjo 97%. 40 000 jūreivių liko įstrigę jūroje. Naftos kaina pakilo iki $126 už barelį. Visas pasaulis laukia, ar kas nors sugebės atverti tą kelią atgal. Jungtinės valstijos atvyko su įrankiais, kurių Iranas nebuvo numatęs. Šiame vaizdo įraše parodysime, kas buvo pastatyta, kas buvo panaudota sunaikinti ir kodėl tai, ką čia padarė Jungtinės valstijos, demonstruoja karinę galią. Ko pasaulis nematė dešimtmečius, bet yra dar daugiau. Kai šis vaizdo įrašas baigsis, jūs į geopolitinius konfliktus žiūrėsite kitaip, nes tai, kas čia įvyko, nėra tik apie Iraną. Tai yra atradimas, kurio nepamirš ne vienas pasaulio režimas. Norėdami suprasti, su kuo susidūrė JAV, pirmiausia turite žinoti, ką pastatė Iranas. Metų metus Teheranas pavertė Hormūzo sąsiaurio pakrantę viena labiausiai militarizuotų planetos vietų. Tai nebuvo atsitiktinumas. Sąsiauris siauriausioje vietoje tik 34 km pločio. Norėdamas išplaukti iš Persijos įlankos, bet kuris laivas turi kirsti šį koridorių. Iranas gerai suprato jo svarbą. Taigi režimas sukūrė 4 persidengiančių sluoksnių gynybą. Pirmasis sluoksnis – raketos. Neįprasti fiksuoti paleidimo įrenginiai, kuriuos lengva aptikti iš palydovų. Iranas prieš laivinės raketų baterijas įrengė pakrantės kalnuose iškastuose bunkeriuose. Paleidimo įrenginiai buvo tuneliuose, atsidarydavo, paleisdavo raketas ir vėl slėpdavosi uoloje. Nor, Kader ir bauginančios Abu Mahdi raketos dengė visą sąsiaurį, jų nuotolis siekė nuo 20 iki daugiau nei 600 km. Laivas galėjo būti užpultas prieš įplaukiant, plaukiant per sąsiaurį ar iš jo išplaukus. Tačiau Iranas tuo nesustojo. Antras sluoksnis buvo uodų flotilė. Šimtai greitųjų, manevringų katerių su raketomis, torpedomis ir sprogmenimis pritaikytų sekliems, salų pilniems Persijos įlankos vandenims. Kiekvienas jų atakuoja ir dingsta dar prieš karo laivui spėjant sureaguoti. Šimtai jų veikia vienu metu. Problemą tampa beveik neįmanoma išspręsti. Trečiasis sluoksnis – minos ir dronai. Iranas išdėstė jūrinės minas sąsiauryje, tai apie 5 ar 6 tūkstančių įvairių tipų arsenalas, o savižudžiai dronai užbaigė visą paveikslą. Kai kurie buvo užmaskuotos kaip žvejų valtys ir galėjo nepastebėtos priartėti prie taikinių. Vienas iš šių dronų kovo pradžioje smogė naftos tanklaiviui. Žuvo indų jūreivis. Ketvirtasis sluoksnis buvo nematomas, bet toks pat veiksmingas kaip ir kiti. Iranas visame regione įjungė masinį GPS trukdymą. Per mažiau nei parą daugiau nei 1000 laivų pranešė apie signalo praradimą ar iškraipimą. Kapitonai matė neįmanomas navigacijos pozicijas. Laivai pasirodė sausumoje, virš oro uostų, rodėsi neegzistuojanti informacija. Plaukti 34 km pločio sąsiauryje be GPS – tai plaukti aklai. Vienas navigacijos pareigūnas pranešė Bloomberg, kad jis kirto Omano įlanką vadovaudamasis tik radaru, kai per dešinį borto langą matė degantį Fudžeiros terminalą horizonte ir virš laivo dideliu greičiu skrendančius naikintuvus. Tačiau Iranas turėjo ir 5. sluoksnį, neiššovusi ne vieno šūvio, bet galbūt veiksmingiausia. Pabandyk atspėti. Tai nebuvo raketos. Tai nebuvo minos. Tai nebuvo dronai.
Prasidėjus konfliktui, didžiausios pasaulio jūrų draudimo bendrovės, apdraudžiančios 90% laivų, atšaukė karo rizikos draudimo apsaugą plaukimui per Hormūzo sąsiaurį. Joks laivų savininkas pasaulyje neišsiunčia laivo be draudimo. Sąsiauris užsidarė savaime. Iranas suprato, kad norint užblokuoti didžiausią pasaulyje naftos koridorių, kartais pakanka paskambinti į Londoną. Rezultatas pasimatė iškart. Prieš karą daugiau nei 130 laivų kasdien kirsdavo sąsiaurį. 2026 metai – kovo mėnesis. Šis skaičius sumažėjo beveik iki nulio. Sąsiaurį per mėnesį kirto tik 21 laivas. Kad suprastumėte, įsivaizduokite, jog didžiausias pasaulio uostas užsidarytų ir vėl atsidarytų tam, kad priimtų tik vieną laivą kas pusantros dienos. Įstrigo apie 3200 laivų ir iki 40 000 jūreivių abiejose pusėse. Vienas iš tų jūreivių buvo jaunas indas, plaukęs savo pirmoje kelionėje, įstrigęs laive prie Irako krantų, neturėdamas pakankamai vandens, stebėdamas horizontą, apšviestą tolumoje kylančių gaisrų. Jis spaudai sakė, kad po šios pirmos kelionės į jūrą nebenori grįžti ir nori tik namo. O tuo metu pasaulis už tai mokėjo kainą. Naftos kaina šoktelėjo nuo 73 iki $126 už barelį. Japonija įvedė energijos normavimą. JAV degalinėse per mažiau nei 3 savaitės benzinas pabrango 30%. Iranas buvo pastatęs tvirtovę ir tikėjo, kad niekas nesugebės jos nuversti. Tačiau Jungtinės valstijos jau turėjo paruoštą atsakymą ir puolė sluoksnis po sluoksnio. Pirmąjį sluoksnį sunaikinti buvo sunkiausia – raketų bunkerius. Įprastus paleidėjus sunaikinti lengva. Nustatai vietą, paleidi valdomą bombą ir taikinys dingsta. Tačiau Irano paleidėjai buvo laikomi tuneliuose iškastuose kietoje uoloje pakrantės kalnuose, kur paprastos bombos nepasiekdavo. Kruizinės raketos neturėjo pakankamos skarbos. Jungtinėms valstijoms reikėjo ko nors kito ir jos tai turėjo. 2026 m. kovo 17 d. B-1B Lancer bombonešiai pakilo iš RAF Fairford oro bazės Anglijoje. Jie įveikė 8500 km, perskrido Atlantą, Viduržemio jūrą ir pakeliui papildė degalus ore. Ir kaip jau patvirtinta operacijoje, numetė GBU-72 bombas tiesiai prie Irano bunkerių įėjimo Hormūzo sąsiaurio pakrantėje. GBU-72 – neeilinė daugiau nei 2 tonų 5000 svarų bomba. Tačiau svarbiausia – ne tik jos svoris. Ji turi prasiskverbiančią kovinę galvutę, sujungtą su GPS vedimo ir inercinės navigacijos sistema, todėl gali būti paleista iš saugaus atstumo. Ji tiksliai pataiko į taikinį, gali prasiskverbti per daugiau nei 30 metrų suslėgtos žemės ir beveik 7 metrus tvirto betono prieš sprogimą. Kai jis sprogsta ten viduje, bunkeris jau nieko neapsaugo. Jis tampa spastais. Ši bomba skiriasi nuo kitų JAV arsenalą sudarančių bombų. Kitas bombas gali gabenti tik nematomas radarams bombonešis B-2 Spirit. GBU-72 galima numesti iš B-1B Lancer, kuris per misiją gabena iki 12 tokių bombų. Mes kalbame apie 12 bombų, galinčių sunaikinti požeminius bunkerius viename lėktuve, kuris pakilo iš Anglijos. Be paleidimo įrenginių sunaikinimo, CENTCOM, Amerikos centrinė vadavietė, taip pat smogė radarams ir žvalgybos sistemoms, kurios nukreipdavo Irano raketas. Admirolas Bredas Cooperis, vadavietės vadas, patvirtino: Jungtinės valstijos sunaikino ne tik ginklus. Jie sunaikino akį, kuris stebėjo laivus, smegenis, kurios skaičiavo trajektoriją, ir nervą, kuris perduodavo šaudymo komandą. Visa sistema buvo apakinta. Bunkeriai buvo tik viena problemos dalis. Greitaigiai kateriai vis dar veikia. Čia prasideda viena netikėčiausių konflikto istorijų. Leisk man tau kažką parodyti. A-10 Thunderbolt II pravarde Warthog arba Šernas yra atakos lėktuvas sukurtas 7-ajame dešimtmetyje naikinti sovietinius tankus Europoje. Senstantis ir lėtas, Pentagonas dešimtmečius bandė šį orlaivį išleisti į pensiją. Tačiau buvo vienas dalykas, kurį A-10 darė geriau nei bet kuris kitas lėktuvas. Skristi žemai, lėtai, berti
didelį ugnies kiekį į mažus išsibaršiusius taikinius. Būtent to ir reikėjo, norint medžioti šimtus Irano katerių 34 km pločio sąsiauryje. Generolas Denas Keinas, jungtinio štabo viršininkas, tai patvirtino. A-10 Warthog medžiojo ir naikino greito puolimo laivus sąsiauryje. GAU-8 Avenger 30 mm patranka šaudanti 3900 sviedinių per minutę buvo pražūtinga Irano kateriams. Daugiau nei 120 Irano laivų buvo sunaikinti arba apgadinti operacijų sąsiauryje metu, o A-10 buvo viena pagrindinių už tai atsakingų platformų. Ironiška, kad lėktuvas, kurį Pentagonas bandė nurašyti 3 kartus, galiausiai atliko savo paskirtį, nors ir prieš visai kitokį priešą nei planuota. Tačiau vis dar liko rakštis. Shahed dronai. Sprendimas atėjo iš netikėtos vietos. Iranas tiekė Shahed dronus Rusijai Ukrainos puolimui. Ukraina per 4 karo metus buvo numušusi daugiau nei 44 000 tokių dronų. Ukrainiečiai labiausiai patyrė naikinant Shahedus. Kai Persijos įlankos valstybės buvo užpultos tais pačiais dronais, atsakymas tapo neišvengiamas. 201 Ukrainos specialistas atvyko ir buvo paskirstyti po 5 Persijos įlankos šalis, turėdami mūšio lauke sukurtus perėmėjus. Kiekvienas perėmėjas kainavo $800–3000 $. Viena Patriot raketa Shahed numušimui kainuoja iki 13 milijonų. Zelenskis pareiškė, kad Persijos įlankos šalis sunaudojo daugiau nei 800 Patriot raketų. Vos per 3 konflikto dienas. Ukrainiečiai pasiūlė daug pigesnį ir taip pat veiksmingą sprendimą. Šalis, kurią Rusija, Irano sąjungininkė, bando sunaikinti, dabar saugojo JAV sąjungininkus Persijos įlankoje, naudodama technologiją, sukurtą gintis nuo Irano remiamų išpuolių. Ir tai yra rezultatas iki kovo pabaigos. Daugiau nei 9000 sunaikintų Irano taikinių, daugiau nei 140 Irano karinio jūrų laivyno laivų buvo apgadinti arba nuskandinti. Admirolas Bradas Cooperis tai vadino didžiausių karinio jūrų laivyno sunaikinimu per 3 savaitės nuo Antrojo pasaulinio karo. Po kelių dienų, kovo 22-ąją, Trumpas paskelbė ultimatumą. Jei Iranas netidarytų Hormūzo sąsiaurio per 48 valandas, Jungtinės valstijos smogtų ir sunaikintų Irano elektrines. Iranas atsakė pagrasindamas sunaikinti visą Amerikos ir Izraelio energetinę infrastruktūrą regione. Artėjant terminui, Trumpas likus kelioms valandoms paskelbė apie produktyves derybas ir pratęsė terminą 5 dienoms. Iranas viešai paneigė bet kokias derybas, tačiau užkulisiuose amerikiečių 15 punktų pasiūlymas buvo perduotas per Pakistaną. Kovo 25 dieną Iranas oficialiai atmetė pasiūlymą ir be kitų sąlygų pareikalavo tarptautinio pripažinimo, kad Iranas turi suverenitetą Hormūzo sąsiauryje. Kovo 26-ąją istorija sugrįžo į pradžią. Prisimeni vyrą, kuris pasirodė šio vaizdo įrašo pradžioje? Alireza Tangsiri, kontradmirolas, kuris sukūrė ir vadovavo visai šiai sistemai, kuris prieš 2 dienas X platformoje paskelbė grasinimus, kuris sakė, kad persekiotų Jungtines valstijas net iki Meksikos įlankos. Izraelis paskelbė, kad jis buvo neutralizuotas Bandaro Abase, pietinėje Irano uostamiestyje, iš kur buvo vadovaujama visai blokadai. Tvirtovė buvo sunaikinta, o žmogus, kuris ją pastatė, taip pat. Tačiau ši istorija dar nesibaigė. Irano jūrų pajėgos neteko paleidimo įrenginių, laivų ir vado, tačiau vis dar turi raketų, dronų ir minų sąsiauryje. Net visiškai bendradarbiaujant, o to vis dar nėra, minų išvalymas užtruktų savaitės, gal net mėnesius. Beje, tam, kas vyksta, yra ir istorinis atitikmuo. 1988 metais Jungtinės valstijos atsakė į Irano provokaciją operaciją Praying Mantis, didžiausių Amerikos karinių jūrų laivyno veiksmų nuo Antrojo pasaulinio karo. Per mažiau nei 8 valandas jie sunaikino naftos platformas, nuskandino fregatą ir kelis katerius. Vėliau Iranas Persijos įlankoje tylėjo beveik 20 metų. 2026 metais Jungtinės valstijos per 3 savaitės sunaikino daug daugiau dėl priešingų interesų. Nenuostabu, kad abiejų pusių pareiškimai gali bet ką supainioti.
Iranas teigia viena, JAV kita. Sunku suprasti, kas laimi, kas nusileidžia, ar vyksta tikras susitarimas. Bet Yra paprasta taisyklė išsklaidanti triukšmą. neklausykite lyderių žodžių, stebėkite jų veiksmus. Pažvelkime į Iraną. Jis dar netidarė sąsiaurio ir neigė dėrybas, tačiau leido praplaukti 8 naftovežiams kaip geros valios gestą. Irano užsienio reikalų ministras pripažino, kad per tarpininkus su Vašingtonu keičiamasi žinutėmis, o Trumpas pratęsė terminą dar 10 dienų, kaip pats sakė, dėl Irano vyriausybės prašymo. Taigi, pats pasidaryk savo išvadas. Iki šio vaizdo įrašo sąsiaurio uždarimas atrodė kaip praėjusio amžiaus reikalas. Reikalinga didelė flotilė, ilgas planavimas ir karo paskelbimas. Dabar žinai, kad užtenka minų, dronų ir vienos draudimo bendrovės sprendimo Londone. Ir kad vėl atverti šį sąsiaurį reikalauja kur kas daugiau nei laimėti mūšį. Štai tokio atradimo ne viena pasaulio valdžia nepamirš. Ir būtent dėl šios priežasties tai, kas įvyko Hormuze, yra svarbu gerokai už Irano ribų. Dabar noriu sužinoti jūsų nuomonę. Ar manote, kad Iranas nusileis ir atidarys sąsiaurį? Parašykite žemiau, ką apie tai manote. Jei vaizdo įrašas jums padėjo, pasidalinkite juos su norinčiais sužinoti. Jei dar neprenumeruojate kanalo, dabar tinkamas metas, laukia daug įdomybių. Iki kito karto.